Kas šiandien suabejoto reikalingi Kaunui troleibusai. Anuomet prieš 40 metų kėlė įvairiausius klausimus ir jausmus kauniečiams, sulaukdavę įvairiausių vertinimų. 40 mečiai tai tarsi 4 metų laikai žymėję kaip gamtos, taip ir šios įmonės, kuri šiandien vadinasi Autrolis, o tada Kauno troleibusų parkas skirtingus vystymosi bei brandos etapus. Šiandien neanalizuosime faktų, skaičių, kurie sugulė įmonės archyvuose, nes ko gero žmogaus atmintyje geriausiai išlieka prisiminimai, gyvi liudymai tų, kurie lietė pirmųjų troleibusų vairus ir šonus, kurie iš tiesų suaugę su šia įmonė visais jausmais ir darbais. Bet visi žiūrėjo į tą troleibusą maždaug kaip į miesto suvenyrą, ne kaip į pagrindinę transporto priemonę, bet sėsdavo vien dėl to, pasivėžyt, pažiūrėt, kaip čia tas troleibusas. Tas troleibusas dar turėjo ir tokią savybę, jis buvo apšviestas dienos šviesa, dienos šviesos lempomis. Visos transporto priemonės buvo apšviestos kaitrinėmis lempomis tuo laiku. Tai daugelį keleivių stebėdavo tas, kai įlipi į troleibusą, tai šviesu kaip diena. Tai visi žavėdavosi tą šviesą. Žinau, pasiekė, tais laikais žmonės juokdavosi, jeigu nori pavėluoti į darbą. Sakydavo, važiuok troleibus. Blogiausia, kad labai daug norėjau įlipti, žinot. Žmonių durys neužsidaro, niekad užpakalinės. Tai vėluoju, tai tada, tai vadinam, naudojom taktiką trambavimą. Tai reiškia, paspaudžiam ekstra pedalą ir visi griuva į priekį žmonės. Tai čia pažeidimas. Ir skundų buvo, bet ką darysi? Trupučiuką švelniai, žinot, tai visi palinksta į priekį ir per veidrodį matai saloną, kad jau viskį nuo užpakalinių durų atsilaisvino, tai staigiai nuspaudi klavišą, uždarai duris. Nu, kai ką priveri, žinot. Vėl šauksmas. Tai va tas labai pradžių žmonės pykindavo. Sako, arba jie važiuoja. Sako, transportas labai būtų geras, bet arba jie važiuoti nemoka. Čia toks, sako, grubijanas, kaip tai vadindavo. Nu, neįsiauklėjęs vairuotojas. Pavasarį žymimas 1964 data. Tuomet priimtas nutarimas įsteigti Kaune troleibusų direkciją, užsimti bazės statybą ir pradėti vystyti šios rūšies transportą. Kur mes šiandieną stovime, tai čia buvo tik tai aikštelė ir buldozeris važinėjo, lygino tą aikštelę tom statybom. Vaizdas nekoks. Visur statybos, visos statybos neužbaigtos, visur viskas dirbama paskubomis, o lapkričio mėnuo. O lapkričio mėnuo buvo toks nelabai vykęs. Tada žiema buvo ankstyva, lapkričio mėnesį jau užšalo. Ir žinot, pagrindinė bėda buvo ta, kad reikia užkurt katilinę, tai šiek tiek sušildytų bent tais patalpas, tai būtų lengviau dirbti. Bet kad katilinę užkurt, tai reikia priimti elektros tinklus, reikia priimti dujotiekio tinklus, reikia priimti vandentiekio kanalizacijos tinklus ir taip toliau. Ir nėra kas juos priiminėja, nėra kas juos prižiūrė. Su laiku nesiskaitydavau, nei ir statybininkai praškai negalėjo skaitytis, todėl kad jie irgi žinojo, kad tas terminas, to termino turi būti paleistas troleibusas nuo ryto iki vakaro. Ir netgi, sakyčiau, kad aš dar ir vakarodavau, šeštadienį, sekmadienį man tekdavo peržiūrėti visus, reiškia, tos brėžinius, kur buvo leningradiečiai padarė, kadangi, kai mes pabandėm statyti kontaktinio tinklo atramas, reiškia, pasirodė, kad tose vietose yra kabeliai sukloti. Ir negalima, kada vieną kitą šurfą iškasėm, pažiūrėjom, kur pastatyti atramą, žodžiu, kabeliai pasimatė. Tai tada reikėjo peržiūrėti visą, reiškia, kontaktinio tinklo tą projektą ir gauti man brėžinius su požeminiam komunikacijom iš elektros tinklų, iš telefonų tinklų, reiškia, iš miesto ir visas tas atramas aš turėjau pats perprojektuoti, perstatyti laisvas vietas, kur galima būtų pastatyti tą atramą, kadangi tinklų perkloti praktiškai neįmanoma buvo visų tų, kas po žemė yra. Tai va, tai toj vietoj buvo labai sunku ir tekdavo, sako, tikrai nesiskaityti su laiku ir šeštadienį, ir sekmadienį. Laikas mus spaudė, užbaigtas statybas visas, tai labai domėjusi ir žiniasklaida Kauno miesto ir ypač Kauno Tiesos korespondentas Klimašauskas, jis visada bendraudavo su mumis. Ir vieną kartą jis mane pašnekino, kaip sekasi, kaip čia su tom statybom, ar tikrai jūs pastatysit, ar baigsit.
Nu ir aš sakau, tiesiai šviesiai jo klausimą, sakau, kuo toliau, tuo sunkiau. Ir jis tą mano, tą tokį pasakė, frazę šitą paėmė ir pavadino, reiškia, straipsnį pavadino šitą frazę. Ir laikraštė atsirado už poros dienų, kuo toliau, tuo sunkiau. Kaunas, tai vat, kuo toliau, tuo sunkiau, o tada jau jis, reiškia, su manim interviu. Nu ir aš ten pasigūdžiau, kad apart troleibusų statybos, reiškia, atsirado tokių norų miesto, tarkim, vadovybės, kad atlikti rekonstrukcijas ir Panemunėje, ir Šančiuose, ir Senamiestyje, ir miesto centre elektros tinklų. Kadangi viskas buvo orinės, reiškia, tos elektros tinklų orinės linijos ant medinių stulpų ir visose šitose kvartaluose mes turėjom sukabeliuoti, kai kur pastatyti gal gelbetoninės atramas, vienu žodžiu, išvalyti visus senus tos tinklus. Ir čia jau nieko bendro galbūt su troleibusais, bet miestui reikalingi dalykai. Nu ir aš kaip pasigūdžiau, reiškia, tam korespondentui, kad šitokie dalykai yra, tai kai jau pasirodė tas straipsnis, tai vykdomojo komiteto pirmininkas tuometinis Juozas Širys pasikvietė ir man paaiškino, kodėl tu šitaip šneki, ar nesupranti, kad čia miestui reikalinga. Nu, iš kur man jaunam tokiam specialistui, ką tik atvažiavęs, man rūpi troleibusai pastatyti, o ne kažkam tai, nes čia elektros tinklų ūkį mes tvarkom, ryšininkų ūkį tvarkome, reiškia, su troleibusnikai būsimi, o ne troleibusus statom. Tai jisai sakė, reikia suprask tokį dalyką, tu jaunas dar, reikia suprask, kad ir miestui reikia pagelbėti. Pats kontaktinis tinklas montuojamas buvo, tai buvo idealios sąlygos darbams. Aš turiu minty organizacinė prasme, miesto valdžios požiūris buvo į troleibuso linijų montavimą, patį troleibusą rimtas, labai rimtas, kadangi darbams buvo uždaromos ištisos gatvės, sakykime, Vytauto prospektas, Donelaičio gatvė, tuometinis Kapsuko prospektas, Juozapavičiaus prospektas, Vaidoto gatvė ir Senamiestis, uždaromos ištisos gatvės ir leisdavo dirbti taip, kad iš tikro kokybė turėjo būti aukščiausios klasės. Bet dėja darbai, kaip visai, tuometiniai laikai buvo kitokie, žmonių požiūris į darbą buvo absoliučiai kitokis, entuziazmo buvo viena pas kitą, o daugumoje tai viskas buvo toks, kad kokia čia problema, ne čia dirbsiu, tai kitur dirbsiu, jei kas. Ir tas požiūris buvo toks rimtas, kad tie darbai vyko vangokai, o apie kokybę nenoriu nei kalbėti, kadangi tinklų montuotojai praktiškai kiekvieną dieną turėdavo nuraminti nervus, relaksacijos tuometinių visokių vynelių arba šiuo tuo. Parengti Kaune troleibusų judėjimą per metus galima pavadinti super užduotimi. Darbai visiškai nauji ir neįprasti. Tuometinis tarybinis požiūris į darbą, atsakomybę ir sparčiai tekantis laikas. Skaičiuojantis paskutinės valandas, troleibusas turi pajudėti 1965 gruodžio 31. Gruodžio 31 dieną, kada jau mes turėjom paleistą troleibusą, pasikvietėm valdžios vyrus, reiškia, Kauno miesto, svečių, visus sulaipinom į troleibusą šitam parke, reiškia. Ir Pranas Šatas vairuotojas tada buvo pirmasis. Ir bandė važiuoti jisai ir sako, nejuda troleibusas. Nu, aš šalia jo stoviu, čia Algirdas Zagurskis, direktorius, irgi netoliese. Karvelis, reiškia, mūsų vyriausias energetikas, galvojam, kas čia dabar galės atsitikti, kad jis spaudo pedalus, o troleibusas nejuda. O čia visa valdžia sėdi troleibuse. Tai tada, žinoma, mum jauniem vadovom, galbūt tų statybų, kol kas direkcijos, reiškia, įsigandom, galvojam, nu čia dabar liktai bandėm pravažiautas troleibusas. Ir pradėjom ieškoti, kur čia ta bėda, ir galvojom, ir stebim, ką valdžia kaip reaguos. Bet jie normaliai pasidėjo, mes pasakėm, kažkas tai čia atsitiko, bet mes toj greitai sutvarkysim. Tai patikrinom kontaktiniam tinkle, įtampos nebuvo, tai nubėgom į Traukos pastatį ir ten atradom tą gedimą. Tai buvo ten minusinė šina atjungta, reiškia, minusinis kabelis nebuvo pajungtas ir tada nebuvo tinkle tos įtampos. Kai jungiam, tada viskas tvarkoja, atsirado ir tada pravažiavom to troleibusu. Nu, aš biškį kitaip prisimyčiau. Pirmas troleibusas važiavo ne gruodžio 31 dieną, o jis važiavo, nu gal 30, o gal 29 dieną, net neprisimenu. Tas tinklo montažas vyko labai nesklandžiai, labai sunkiai.
montavo tokie žmonės, kurie nenusimanė šito tinklo montaže. Jie pridirbo daug klaidų. Kai šitas reikalas pasiekė miesto valdžią, tai kilo toks, savotiškas nepasitikėjimas, kad galbūt tas troleibusas ir nepajėgs važiuoti per tą tinklą. Galbūt čia kažką kito dar reikės daryti. Tai buvo duota komanda vyriausybei patyliukais sulaukti vakaro ir paleisti vieną troleibusą, pažiūrėti, kaip važiuos po vakaro, todėl, kad nematytų žmonės, jeigu bus nesėkmių kokių nors. Na tai šitaip ir buvo padaryta, tai tą troleibusą įleisti į miestą dar negalėjom, ties geležinkelio stotim dar tinklas nebuvo sumontuotas, tačiau Panemunėje tinklas jau buvo sumontuotas. Tai tą troleibusą ir paleido. Aš nevažiavau, nes aš buvau pastotyje, žiūrėjau, kad ten nenutrūktų energijos tiekimas. Ir ten dar visokių problemų būdavo. O vairavo Šatas, rodos, vairavo, ne? Va toksai jau patyręs vairuotojas, reikia sakyti. Tai jis įsisėdo į tą troleibusą, dar ten keli žmonės įsėdo, aš ir nežinau, aš buvau pirmą pastotį. Tik tai pasakoju, kai tas troleibusas važiuoja, žinai, tinklas dar neprisidirbęs, nepridėlęs, tai kibirkščiuoja, tyška tos kibirkštys ten į visą šalis. Vaikai susirinkę žiūri, švilpia, rėkia, kas čia dabar darosi, kažkokia pragaro mašina važiuoja, kibirkštys tyška. Tai vat šitoks buvo pirmo troleibuso paleidimas. Na tai, kiek jis ten padarė vieną ratą, nuvažiavo lygiai Panemunės galo, apsigręžė ir grįžo atgal. Buvom patenkinti, kad troleibusas važiuos, nereikia čia kelt panikos ir bėdos nebus. Tai laikas, kuomet troleibusų parkas sparčiai augo, plėtėsi kontaktinis tinklas, didėjo maršrutų ir pačių troleibusų skaičius. Rytą išvažiuoti labai sunku iš parko buvo, kadangi Nemunas čia neužšalęs, tai apšerkšnyje laida, įsivaizduojat, reikia pradėti važiuoti, nieks nevažiuoja. Sako, nėra srovės, dispečeriai ten klausia, kodėl čia energetinis ūkis netiekia srovės. Kaip srovė tai yra, bet šerkšnas neįčia. Per srovės nuimėjus nepraleidžia srovės. Tai ką darydavo? Tai mes, taip kaip sako, Vilniui mus pamokyti, sako, tokiu atveju nesikvieskite, nepanikuokite, reiškia, paimi štangom padaužai. Štangą atitraukia, taip patranko, žinot. Nubyra šerksnas, pavažiuoja vėl taip toliau. Iki pirmiesiems reisėms, o ypač per tiltą važiuoti. O ant tilto jau tada iškviesdavo net kontaktininkus, tai jie ten, taip sakant, padaužydavo kokią paėmę. Nu, ko nors kokią štangą, strypą metalinį daužo iš apačios, kad nubyrytų šerksnas. Seniau, kada augo mieste, tos buvo labai daug įmonių rajonai, pavyzdžiui, Draugystės, Vilijampolė, kiti ir gyvenamieji rajonai augo, tai buvo labai į tuos rajonus nutestos linijos ir iš karto reikėdavo daug troleibusų, todėl kad dabar tie keleivių srautai visiškai pasikeitė, nes įmonių tokių didelių nebėra, nes būdavo tokie laikai, kad pavyzdžiui, mums reikėdavo per rytinį piką, ten per 2-3 valandas nuvežti, pavyzdžiui, Draugystės mikrorajoną 9000 darbininkų. Tai reikėjo labai daug tų troleibusų. Ir dabartiniu metu, kada tos įmonės tokios didžiosios likvidavosi, dabar jau keleivių srautai pasikeitė ir dabar jau keleivių srautai reikalauja tokio pastovaus troleibusų intervalo, kad reiškia, ir niekada jie nebūna perkrauti. Jeigu prisimena, tai būdavo seniau, tai netelpa keleiviai. Mes iš karto, kaip sakant, galvojam, kai čia pridėti troleibusą toj vietoje ir taip toliau. O dabar jau važiuoja daugiausia žmonės. Keleiviai važiuoja sėdim, užėmė tik sėdimas vietas. Tuometiniame laikraštyje Kauno Tiesa nuolat rasdavosi skelbimai, kad troleibusų parkas ieško vairuotojų. Pusmetis Vilniuje, kursuose ir gali sėstis už vairo. Per visą gyvavimo laikotarpį parengta apie 1500 vairuotojų. Nu, atsimenu, kad kiek remontavau pats troleibusą, kaip ta štangas buvo tokie izoliatoriai mediniai. Nu, taip gavus, kad su autobusu ėjom lenktynėm.
Aš manyt per toli nuvažiavau iš šoną, nukrito štangos, buvo izoliatorių mediniais, nulūžo. O išimti, iškrapšyti. Nėra kaip, nu tai su atsuktuvais, tokiais plaktukais, kol iškalė. Paskui kitą reikia įdėti, o pačiam gydyti. Mechanikų nebūdavo, niekas neatvažiuoja padėti. Arba blogiausia, jeigu negali sumontuoti, atvažiuoja technikinę pagalbą įtraukia. Idėja patraukia. O tai kodėl lenkčių ėjot su to autobusu? Na kaip žinot, jis nori pasirodyti, kad neduosiu aplenkti, nenori pasiduoti, kad irgi nepėsčias kartais būti. Vis tiek troleibusai ant pradinis greitis, greitesnis negu autobusas. Mėgstamiausias Vaclovo maršrutas į centrą būdavo, kad nuolat važiuojantys žmonės jau ir gatvėje atpažindavo vairuotoją ir sveikindavosi. Būta ne vien malonių, tačiau laimingai pasibaigusių įvykių. Ir 66 man pakliuvo avarija, užvažiavau, kaip sako, ant žmogaus. Man atėmė teisės čia prie geležinkelio stoties sustojime čia, prie planetos dabartinės, kai buvau. Bet baigėsi laimingai, kadangi žmogus buvo išgėręs, jis sankryžoje, ne pėsčių perėjoje norėjo perėti važiuojamą dalį. Stabdymo kelias aš sustabdžiau, greičiaugi nebuvau, prie stotelės važiavau, sustabdžiau, tai jis parkrito ir taip atrodė, kad jis iškabino žiūrint, tai po priekinio rato dešiniuoju papuolė žmogus. O jis papuolė po laiptelių, reiškia, vėliau paaiškėjo. Nu į ką sustabdžiau, mašina, tas troleibusas, priekiniai ratai atsitrenkė, kaip stadymo metu atsitrenkė į šaligatvių bortą, o galinė dalis nuvėjo skersai gatvės, užtvėriau, iš paskos važiavo į inspekciją. Nu, mašina, reiškia, autoinspekcijos. Jie sustojo, iškart prieina, jau priešais važiavo tuo momentu, užtvenkiau eismą, beveik priešiniams, tai sustojau medicinos pagalbos mašinėlį kažkur tai skubėjau. Nes čia buvo taip išblaivinimo matystaiga, čia pries netoli, reiškia čia. Tai jie matyti iš ten važiavo, tai inspektoriai sako, palaukit, sustokit, visi sustojo ir inspekcijai greitoji. Sako, ką tu čia, sako, įsidirbinė, jie nematė, kad žmogus, sakau, avarija įvyko, sakau, žmogų papuolė. Nu tai sako, įvažiuotoja, sako, matom, kad tu čia siaubingai važiuoji, iš kur tas žmogus, ką tu, sako, nematei žmogaus. Jis aiškino, nu gerai, paima žmogų, tai jisai, reiškia, pasirodo jau kakta perėšta, tai atrodo, kad galva trūkusi, žinot. Nu, kaukolė matosi. Paskiau ranka viena kažkokia, viena virpa ranka, kita nejuda. Jis aiškėjo, kad protezą jis turi, reiškia, protezuotą ranką. O krito žeminė kepurė, tai jis pakaušio neprasiskėlė. Mano teisės paėmė, nuvariau mašiną į parką, sugrįžau į autoinspekciją, sako, jau buvau, žinot, apie 1 valandą, sako, neperbėgė rank, žmogų išvežėme į ligoninę, ryte paaiškės. Aš atėjau rytą 8 valandą, jisai jau sėdi. Jis sako, nu tai va štai, sako, tas pilietis gyvas, nenusimink. Sako, jam galvą mes susivom, sukabinom, buvo trūkus oda ant kaktos. Išblaivėm, jisai buvo girtas. Bauda 10 rublių, o tau teisės paimt galėjai, tu čia nustatėm. O kad jis iš mėsos kombinatų nešė 7 kg jautienos, tai sako, čia kitas klausimas, čia nagrinėsiu iškreis. Tai va pasibaigė, žinot, mano tai, kaip sako, tokie asmeninė, žinoma, čia įspūdžiai, bet toks pusiau humoras, bet taip jau mane sudrebino. Nu, atsako, tas Urbonėlis jau prisidirbo, taip jau. Taip veržėsi į vairuotojus. Būtent jisai lipo, sako, mum merginom, sako, per jį negalima buvo, sako, aš vietų, sako, nedavau. Didžiulį tarybmečio tarpą, kuomet atsarginių dalių remontui galėdavo rasti tik su žiburiu, paklausiausia prekė nuolat keliaudavusi į Maskvą lietuviška degtinė ir mėsa, atverdavusi visas uždarytas duris. Na, žinot, už tą pusę litro buvo daug ką galima gauti. Dar prie jo reikėdavo dadėti biškį kumpio, biškį dešros lietuviškos. Jeigu Lietuvoje gal ne tai buvo populiarus šitas dalykas, tai už Lietuvos sienų, arba net ir pačioje Maskvoje, tai buvo labai populiarus dalykas. Ar esat su tokiu lauknešėliu važiavęs į Maskvą? Na, visko yra buvo. Dirbant jau transporto skyriaus viršininku, tai aš visus automobilius, kurie ateidavo nauji, pagal paskirstymą važiuodavau paimti ir visada važiuodavau su pilnu portfeliu. Vienas dalykas, kad tai būna kokybė kita
Kitas dalykas, nereikia laukti arba sėdėti tenais nuvažiavus savaitę ar kiek, kad atsiimtum automobilį. Kuriozai, jų būta daug. Šiandien jau atrodančių juokingai. Prie istorijos muziejaus vieną kartą mes važiuojame ir troleibusas mūsų sustojo stotelėje. Autobusas privažiavo, vairuotojas sustojo ir mus pavadino rusiškų žodžių sajuznikais, reiškia. Sajuznikai, atseit, jūs čia tokie, kaip bendras tikslas, keleivius vežam ir jie, ir mes. Ir jis man atiduoda, reiškia, šitą srovės nuėmėję visą galvutę tokią. Reiškia, kažkokio troleibus jam važiuojant, nukrito ta galvutė ir jam ant stogo ant šito autobuso. Ir tas autobusas nuvažiavęs, apsisuko savo stotelį, žiūri, atrado tą detalę, reiškia. Ir važiuodamas atgal, visai prikito. Ir tame tarpe pasitaikė ir aš ten būtent troleibus ir šaukė, sajuznikai, pasimkit savo detalės, išmėtot jūs, reiškia. Ir atidavė tą. Aišku, tada tas troleibusas buvo nutemptas jau į parką, arba ten jau avarinė, aš nežinau, kaip jam atvežė tą, kad suremontavo. Bet būtent toks įvykis buvo, kad irgi žinoma, tada ir juokinga, bet nieko nepadarysi, pirmieji žingsniai. Vat yra visa eilė lempučių jums pademonstravo. Panašios lemputės yra ir pastotyse. Va čia tai dispečerinis pultas. Pastotyse ir jos parodo, kaip ta pastotis dirba. Tai tos lemputės kažkiek padirbo, kai kurios perdegė, kai kurių nebuvo ir iš viso komplektacijos metu. Tai ką? Tai aš atsiprašiau tiekėjo, o toks tiekėjas buvo, jau dabar ir užmiršau pavardę, Mindaugas toks. Atvežtų lempučių. Tai jis nuvažiavo kažkur ir atvežė kelias dėžes lempučių. Aš nuėjau pasižiūrėti į sandėlį, o tos lemputės didelės 200 vatų, apšvietimui skirtos. Ką čia? Tai buvo gamybinis pasitarimas, aš ir skundžiuosi valdžiai, kad aš neturiu signalinių lempučių, man apsunkina darbą. Tai gerai, tas kreipiasi į tiekėją, tai kada atveši lempučių? Tai lempučių atvežta, sako, yra ko. Tai kaip yra, kad tos lemputės didelės skirtos apšvietimui. Tai, matai, sako, atsirado energetikas. Iš didelės lemputės mažą, tai visada padaryti galima. Vat sako, iš mažos didelę, tai jau nepadarysi. Troleibusų parko vasara truko iki pat dainuojančios revoliucijos. Ta laiką, kaip Amerikoje 30-uosius, galima taip pat pavadinti didžiosios depresijos metais. Kada, pavyzdžiui, mikrorajonas atsidaro, tai už kokių iš karto jie aptarnauja autobusai, paskui už kokių 2-3 metų, reiškia, jau troleibusai pasirodo. Mes, Kauno miestas, vis dėlto labai atsilikdavo, kokiais 5, net kai kada ir iki 10 metų. Kad, pavyzdžiui, dabar Šilainiai, kada kiek jau yra apgyvendinti, o troleibusų nėra. Tik įžengėm pirmą žingsnelį per naują tiltą į Varnių gatvę, į Neries krantinę. Tie sunkumai šiuo momentu, aišku, truputį sunku su technika, tai yra troleibusų trūksta. Taip jau ir negalim pilnai aptarnauti taip keleivių, kaip norėtume. Tai buvo metai, kai statėme antrąjį parką troleibusų ir 94 metais teko apturėti pirmąjį tikrą lietuvišką streiką. Tai man tikrai plaukuose pabalino plaukus šiek tiek, nedaug, bet pabalino. Tikrai buvo sunku, žmogiškai sunku, kai kam buvo atrakcija. Turėjom 3 profsąjungas tikras tuo metu. Teko jų jėgą pajausti, tikrą jėgą, tikrasias profsąjungas. Teko išgirsti pirmą nuomonę mūsų valstybės vadovų, tuometinių, aišku, per laiko prizmę. Dabar galbūt galima būtų vertinti, kad vis dėlto politikai, kaip visada, yra dviveidžiai turbūt, kai kurie ir 3 veidus turi. Teko išgirsti, ką jie deklaruoja viešai ir ką telefoninių pokalbių metu. Žodžiu, jų pozicija buvo aiški. Streiko atžvilgių, ką daryti. Kokius.
Na, kaip administracijai stovėti savo pozicijose, taip, jeigu paprastai taip pasakius. Na, o mes kartais per televiziją girdim ką kitą, kad, žodžiu, profsąjungos neaktyvios, kad reiktų žmonėms stovėti savo interesus, taip toliau, bet būtent kritiniai situacijai, teko... Kaip jūs išsprendėte kritinę situaciją? Na, mes išsprendėm taip, kad dėrybų metu teko patenkinti pusinius streiko reikalavimus, kilstelėti atlyginimą 30% troleibusų vairuotojams ir streikas baigėsi. Ketvirtąjį metų sezoną žiemą tik simboliškai galima lyginti su dabartinio Autrolio gyvenimu. Tik sniegas, kuris užkloja visą, kas negražu, ir didžiulės viltis ateičiai, nauji po miestą riedantis troleibusai. Matot, mano nuomonė, tai vis dėlto labai perspektyvus yra elektrinis transportas. Tas, kad ekologiškas, jis yra švarus, mažiau kelia triukšmą. Na, mikriukai, ar kaip sakant, individualūs automobiliai ne visiems prieinami. Ir be to dar Kaune šiuo momentu dar nėra tokios didelės eismo krizės, kaip pavyzdžiui Vilniuje, kada ten važiuoja tam tikrą atkarpėlę pusę valandos ar daugiau. Na, ir aišku, turėtų būti, dabar tų keleivių labai nepadidės, nes Kauno miestas netip jau auga dabar, iš viso gal kartais, kada žmonės išvažinėja ir savotiškai mažėja, bet yra žmonės, kurie turi lengvatas ir tas vis dėlto troleibusas, būdamas ten 12 metrų ilgio, tai jisai užima mažiau vietos, bet gali pervežti 50 ir 60 keleivių, o jeigu paimti mašinėlių, kad ir mašinoje 4 keleiviai, tai kiek reiktų ir kiek užimtų gatvės vietos. Taip, kad ir Europoje, ir tokia energetinės savotiškos krizės laikotarpiu troleibusai tikrai turėtų būti. Jo labiau, kad kiek čia yra paskaičiuota, kad troleibusus aptarnauja, elektros užtenka, pavyzdžiui, sunaudojus 5% metinės elektros energijos, tą, kurią pagamina mūsų Kauno HESas. Tai čia tikrai perspektyvis sritis ir labai norėtųsi, kad ir troleibusų būtų daugiau ir linija būtų nutiesta iš Šilainius, tada mes turėtume pagrindinius taškus jau aptarnauti. Nėra didesnio turto už žmonės. Tai turbūt neįkainojamas turtas, bet nebereikalo Henris Fordas kažkada yra įsireiškęs, kad jūs atimkite iš manęs viską, palikite man tik žmonės ir savo imperiją aš sukursiu iš naujo. Manau, kad taip būtų prasmingiausia, todėl kad visa veikla jinai remiasi į žmonės, daroma žmonių ir visos idėjos ir visos mintys ir visi projektai gimsta žmonių galvose, o tik tuomet ant popieriaus. Todėl žmonės yra pagrindas ir tai reikėtų visur akcentuoti, kad tas 40 metų važiuojančių troleibusų Kaune būtent yra žmonių nuopelnas. Aš noriu šiandien daugiau akcentuoti tai, kad šitie praėję metai parodė, kad mūsų žmonės, kurie darbuojasi įmonėje ilgus metus, jie yra savo srities profesionalai, jie yra žmonės tie, kurie įdeda į darbą savo dalelį širdies ir tai džiugina ir tai duoda vilties, kad ta įmonė Autrolis, jinai gali gyvuoti, jinai turi potencialą ir tai nuteikia optimistiškai.